Na kągi, sveiki visi vėl sugrįžę į mano kanalą ir šiandien aš nežaisiu Minecraft'o, aš žaisiu tokį kitokį žaidimą, Dead Cells. Ir aš iš tikrųjų vieną kartą bandžiau jį žaisti, bet aš nieko nenukeliavau, tiesiog pažiūrėjau ar viskas veikia. Ir kadangi aš nieko net nedariau, tai pradedam nuo čia. Tai va, čia iškart susiradau. Aš žinau apie šitą žaidimą, kad čia yra visokiausių bossų ir jisai iš tikrųjų visai sunkus. Nu tai, bet tikiuosi, bus linksma žaisti. O čia yra kažkoks lankas ir skydas. Čia man leidžia pasirinkti, aš pasimsiu lanką. Ne, aš noriu lanką pasimti. Va. Gerai, čia jau matau monstrų yra. O jau kaip kietai. Šitas jau rimtesnis. Bum! Man per lengva. Aš kartą nužudžiau porą dar kitų monstrų ir atradau kažkokį tai peilį. Ir, tipo, jisai ten, kai jeigu pataikai į priešą su juo, tai jie pradeda kraujuoti ir daro daug damage, tai aš pasimsiu į vietoj lanko. Ir dabar pabandysiu jį iš karto. Nuplatuoju. Nu, aš iš tikrųjų miriau ir nesagau man panaudoti tų peilių, bet atradau kebabą. Tai man jisai duoda gyvybę. Ir kai mirštam, atrodo, kažkur kitur atsirandi. O, dabar ateik čia. Man labai sunku pro šitos praeit, kur jie šokinėja. Oi, o taip galima. Taip. Galim praskrist pro juos. Va. Pakliuvau į blogą situaciją, nes nelabai daug gyvybių turiu. Iš jo yra pačioje monstrų, tai pabandys jos su lanku nužudyti. Aš jau mane mato. Ne. Nu, va, aš vėl kažkur suradau, kur nereikia. O, kas čia per stiklinę. Čia užkėta moteris ir aš net neklausysiu, ką jinai plepa. Na kažką. Reikia pinigėlį, kad panaudoju. Tai nusirašau kažkokią pinigėlį. Radau pinigą. Pasižiūrim, kas čia. Man tiesiog leidžia pažiūrėti į šitos. Nelabai čia kas ir įspūdingo. Bet kietai. Vieno pinigo negaila. Aš čia vat radau tokį dėdę. Ir čia nužinau pas jį ir čia rodo visokiausių labai kietų ginklų. Tai ir labai laukiu juos išbandyti. O ko čia per mutacijos kažkokios. Biomai. Dabar daug net nerodo. Pažiūrėt, kas būna, kai iššauni strėlę iš šitas stiklinės. Aš ką tik labai kietai variau ir visus ištaškiau. Ir pažiūrėkit, man liko viena gyvybė. Tai
Nu, ir varna aš net dabar kraujuoju. Tas nelabai gerai, bet manau išgyvensiu dar kokiai minutį. Kas čia? O! Tu čia gali savo, pasitobulinti jėgas. Kiek darai damage'o. Kažkokios tai taktikos. Ir duoda gyvybę, tai aš pasimsiu gyvybės. Ai, man nepadidino jų, bet nieko to. Bum. Aš nusiteleportuosiu. Palauk, aš per laiptai. Kažkoks čia karatistas. Esi manęs kažko tai prašo. Gerai, aš eisiu apačion ir ten aš kažką rasiu. Taip, pabandom. O, va, kai jis ir minėjo. Panašu, kad aš dabar esu kažkoje tai pilyje. Ir net muzika pasikeitė visa. Čia aš kažką negaliu atidaryti šitų durų. Man reikia nužudyti 30 priešų, monstrų. Ir kad jie man nepadarytų jokio damage'o. O čia kas? Aš tai net negaliu sudaryti. Kas čia? O, tada galiu čia pasihylyti. Pala, na aš nelabai moku iš tikrųjų. Jie nežinau, kas čia per moteris. Užsigoblinas yra. Gulainas jo vardas. Aš imsiu šitą. Ačiū. O, čia jau įdomu. Man visas gyvybės sugrąžino atgal. Labai gerai, kad aš čia atėjau. Dabar išeinam. Aš gavau pasiekimą kažkokį ką tik. Ir aš labai mėgstu muziką. Ir aš dabar lauke. Ir aš tikrųjų manau pakeliausiu čia kitam epizode. Čia buvo, kad tik susipažinsiu su šito žaidimu, kaip jis veikia ir taip toliau. Ir žinok, atsiprašau, kad aš nekėliau net 2 dienas, man atrodo, tai dėl to labai atsiprašau. Nu, bet šiandien įkėliau ir rytoj irgi pabandysiu kelt. Arba net šiandien vėl įkelsiu. Pažiūrėsim. Ir tai ką, iki greito. Su jumis buvo Terminatorius.